Ypač charizmatiška galvos danga yra Žemaitijoje. Tai dabar surišime žemaitišką skarą. Lenkiame ją pusiau, kampukus, pralenkiam vienas per kitą. Galime čia atlenkti šiek tiek. Dedame ant galvos. Pažiūrime, kad kraštukai būtų vienam lygyje. Ir dabar užrišime gale mazgą. Vieną. Surenkam skarelę į rankas, kad būtų paprasčiau tą padaryti. Perkišame. Kaip rišam mazgą, žodžiu, viskas labai paprastai. Ir traukiam už kampuko. Tada skarelė tiesiai ir lygiai turėtų užsitraukti. Suveržiam. Čia va šitoj vietoj norisi šiek tiek patraukti atgal. Šitoj taip pat patvarkyt. Mūsų skarelės kampas. Tiek pasikoreguojam, jeigu netiesiai, kad būtų tiesiau. Dabar suksim. Sukam, paveržiam, jeigu dar per mažai esam suveržę. Ir čia mums reikės surišti dvigubą mazgą. Tik kišam per apačią, ištraukiam. Ir va šitą kaip turim, tai mums jį reikia, kaip čia aiškiau parodyti. Taip. O. Ir gaunam tokius ragučius. Kuo ragučiai labiau stovėdavo, tuo sakydavo, kad moteris yra pasiutesnė. Dabar dar pasikoreguojam čia į galą. Pasitvarkom. Parodysiu dar, kaip čia gavosi. Vienas tik tais paprastas mazgiukas ir tada susukta atgal. Dar nusileidžiam. Tiesiai mūsų galas. Čia galim čimtelti žemyn. Patvarkyti kraštą. Čia turim vieną skaros surišimą, bet žemaitės mėgo rištis labai daug skarų. Todėl užrišim ant viršaus dar vieną skarą. Šiuo atveju turim dar puošnesnę su rankomis prisiūtais skuteliais. Lygiai taip pat mums reikėtų jos kampukus sudėti beveik lygiai, bet ne iki galo. Šita skara gali būti rišama ir taip pat kaip aš užrišau dabartinę skarą. Taip. Tai mes turim kutelius, sulygiuota viskas. Ir rišam ant viršaus. Ant viršaus šitą visą grožį paliekam. Čia sulygiuojam. Ir surišam po smakru. Tai dabar mums reikia per apačią.